Mm. 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 Mes ir vėl matome ypatingą mašiną. Tokia kieta. Nice. GTR in action. Garsas neblogas. Va, o čia knygos viršelis. Tiksliau, dust cover vadinamas, kuris apsivinios aplink knygą. Oi, kiek vargelių, kol nemoki dar tų dalykų. Nu va, viskas. Pusryčiai padaryti ir suvalgyti. Pietus padaryti ir dar nesuvalgyti. Vakarienė irgi. Čia bus vakarienė. Tas pats pietum dar sumuštinis. Vanduo sausainiai. Obuoliai šonuose. Ir kuprinė nuo to sveria jau kokius 2 kilus. 2,5 gal. Dar be laptopo, knygų ir viso kito. Atradau nesveikai gerą būdą. Bent jau man labai patiko, kaip pavyzdžiui vaisių salotom obuolius torkuot arba morkas. Tai per šitą daiktą, nes žiauriai plonas gaunas ir nesveikai skanius. Va kiek mažyčių smulkmenėlių. Smagiai atrodo tokie žaismingi dalykai. Ką radom? Nežinau, kokia čia gražia proga. Bet geras. Normaliai. Matyt, kad nes einam eilinį kartą citrinų. O, ten tvorelė, bet vis tiek perėjom. Ipkos bendrabučiai dabar tikrai jau kyla, ne kaip anksčiau. Tobulas dalykas, nemokamas citrinas. Jo, įsidės, kad arba eisim parduoti, tai žodžiu. Ir rytais tai nesveikai skanus. Nežinau, su vandeniu tiesiog pradėt dieną, net kvepia jėga. Net aš užuodžiu, jėga. Va, kaip gražiai žaliuoja laukai. Linijos. O aš jau po paskaitų keliauju. Darbelio daug. Nu, bet suprantama, prie pabaigos viskas, tai kitaip ir negali būti, tikriausiai. Kas čia buvo, nežinau. Va, gatvės vėl puošis. Kai kur baltai, kai kur mėlynai. Šitas pastatas irgi pasipuošęs. Čia kažką įdomu žmonės daro iš gėlių. Geras. Kietai. Geras. Žiauriai geras spalvos. Ir taip suraskite, kas šiame gėlių vazone ne taip. Nu, neskaitant to, kad jos medinės ir netikros. Telefonas negali laikytis be šito penalo. Nes kitaip virsta. Žodžiu, išradimai. Taigi, šiandien yra birželio 1. Tikriausiai suprantat, ką tai reiškia. Всё. Praleidau 2 dienas čia ir čia. Čia pirmą dieną, kai buvo barbecue, pasėmiau sūrio vieną, o čia valgykloj. Todėl visą šitą mėnesį beveik vien dariausi, taip ir buvo, vien dariausi pietum, kai dariausi pietum maistą iš namų. Tai iš tikrųjų nėra labai sunku, galvojau, kad bus sunkiau. Nu, aišku, kartais sunku maistą gaminti, bet šiaip galvojau, kad bus tikrai sunkiau iškentėt. Ir nesižudu, aš nesipjaustau dabar dėl sūrio stokos ar šiaip. Tik tai 2 didžiausi gal minusai.
kai nueini į parduotuvę, arba kai kas nors siūlo kokį nors sausainį, ką nors, saldainį, dažniausiai jo neėmė, nes jis turi pieno ir panašiai. Antras didžiulis minusas, tai kad valgykloje, nesvarbu, kad yra vegetariškas meniu, bet visą laiką bus sūrio. Visą laiką. Bet kokiam maiste, tai dėl to buvo problemėlė. Tai teko pačiam darytis visą mėnesį, bet galvau, kad bus sunkiau iš tikrųjų. Tikrai. Jaučiuos gerai, nežinau, kaip būtų toliau. Ką žinau, į tūliką reguliariai vaikštau. Atsikeliu, galvos kaip ir neskauda, alergijos irgi. Bet čia gal taip tik tai nuo sutapimas, nežinau, bet tai va. Ir tikrai kietai. Jėga. Nors mano ir nebuvo tas toks tikras veganiškas, nes visur neišvengsi pieno arba kiaušinių, pavyzdžiui, duonai, kurią perkiau pats negamini jos. Kur dar, aišku, visokios bandelės, visa kita, kai kurie sausainiai. Bet kiek įmanoma stengiausi vengti, tai vis tiek užskaitau kaip iššūkio įveikimą. O dabar paskaitas. Kaip visada. Bet džiaugiuosi, kad nereik namie sėdėti, o galim ir paskaitas. Šito vaizdo kas rytą žinau, kad tikrai pasilgsiu. Nesveikai. Yra kavos logotipas ant puodelio. Taip atrodo. Tada norėjau pasižiūrėti, kaip logotipas padarytas, nes turi smulkių detalių. Ir pamačiau, kad čia biškį pagerintas. Jau dabar pavargau. Dar toli gražu nebaigta. Viską karpyti, sugalvot kaip. Bet nieko, su kalke lengviau prisipiešti naują, kad pirmą nesugadinti. Gerai, kad akis ir lapus. Jau. Labai neįprastos formos palmė. Ten nipka, toli nenukeliau. Čia geras. Aš nelabai jaučiu matas, arba visai nieko nesimato. Balandžiai. Geras. Faina. Šitas kiemas nerealiai kietas su vištom. Geras. Pavėsinė tokia. Žiauriai faina. Žiauriai. Spalvokė kieta. Kaip taksi senovinės. Palyginus su visom kitom spalvom. Neįdomiom. Pasidariau tripodą. Telefonui. Eglės gimtadienio dovanai. Aha, jau jį bus mačius, tai žodžiu. Pamatysi kažkada, manau. Nu va, bėgimo laikas vėl atėjo. Tik šiandien neilgai. Nes reikia darbų. Kitas labiau stabilesnis tripodas, nes telefonas išsikrauna. Nu, iš tikrųjų, popierius tikrai ne tas, bet Eglė bus patenkinta, spėju.